Maxas Verstappenas Monzoje buvo neįtikėtinas. Pole pozicija, greičiausias ratas Formulės 1 istorijoje, trečioji sezono pergalė ir net 19 sekundžių pranašumas. Rezultatai kalba patys už save. Nors ir pats Verstappenas seniai jau yra paleidęs savo čempioniškasias viltis, visgi po tokio pasirodymo reikia kelti klausimą, ar Verstappenui dar yra vilčių sugrįžti į kovą dėl titulo. Ir jei taip, ką jis turi padaryti, kad pasiektų savo 5-ąjį titulą iš eilės. O kaip dėl McLaren dueto? Ar Lando turi kokių nors svertų? Taigi į visus šitos klausimus pabandysiu atsakyti aš, Dominykas. Na ir kągi, kviečiu jūs visus aptarti, kaip susiklostys šio sezono finišo tiesioji. Taigi, visų pirma, Verstappen. Ir nuo kuo geriau pradėti, jei ne nuo skaičių. Maxas Verstappenas šiuo metu po Monzos etapo turi 230 taškų. Iki Oskaro Piastri jam trūksta 96 taškų, iki Lando Norriso 63 taškų. Kas, jeigu paklaustumėt manęs, žinant viso sezono kontekstą, yra labai įspūdinga iš Maxo pusės. McLaren dominavo ir akivaizdžiai buvo stipriausia komanda viso sezono metu, todėl tik 96 ir 63 taškų skirtumas skamba tikrai neblogai. Liko 8 pilnos Grand Prix lenktynės bei 3 sprint lenktynės. Tai maksimalus taškų kiekis iš 8 pergalių yra lygiai 200, plus 24 iš sprint pergalių. Tai iš viso turime 224 likusius taškus, jeigu kiekvieną sesiją Verstappenas užimtų pirmasis vietas. Tai yra labai panašiai, kiek jis turi dabar, o jeigu viską sudėsime, mes gausime 454 taškus. Ok. Antras mūsų matematinis skaičiavimas – antrosios vietos, kurias turim priskaičiuoti prie Oskaro Piastri. Už antrąją vietą Grand Prix lenktynėse gaunama 18 taškų. Už sprint lenktynių antrąją poziciją 7 taškai. Taigi, tokiu pat principu, kaip ir su pirmosiomis vietomis, dabar mes iš viso gauname 165 taškus. Pridėjus prie Oskaro Piastrio 324 taškų, mes gauname 489 taškus. Vadinasi, Maxui nebeužtenka visų pergalių pasimti, kad bent pasvytų Oskarą Piastri, nes jam galiausiai pritrūktų 35 taškų. Ir čia darosi vis kebliau. Oskaro Piastri šio sezono taškų vidurkis per savaitgalį yra 20,25 taško. Taip, jūs išgirdote mane teisingai. 20,25 taško. Palyginus pernai metais, Verstappenas laimėjo savo titulą su 18,2 taško, Lando turėjo 15,6 taško vidurkį, o pats Oskaras 12,2 taško vidurkį. Tai ne tik parodo, koks žvėris yra Oskaras Piastri, bet ir kokį kalną teks perlipti Maxui Verstappenui, kad jis bent kažkiek galėtų pakovoti ir paprakaituoti Oskarą Piastri. Na, o jeigu įdomu, 26,1. Tokį vidurkį demonstravo Maxas Verstappenas 2023-aisiais. Tai jo nuvertinti irgi nereikėtų. Maxui Verstappenui išvengiamai, nesvarbu kokios formos bebūtų, nesvarbu kiek sugebėtų jėgų ištraukti iš savęs, jam verkiant reikia automobilio. RB21 turbūt vienas nestabiliausių šio sezono bolidų, kurio pažaboti dažniausiai nepavyksta net pačiam Maxui. Tai kokie planai? Red Bull Belgijos etape pristatė itin svarbius patobulinimus. Naujas priekinis sparnas, atnaujinti iPodai bei variklio danga, priekinės pakabos patobulinimai ir taip pat nedideli patobulinimai ties galinių stabdžių sritimi, kur praeina oras. Italijos etape jie taip pat pristatė naują dugną, kuris atsižvelgiant į rezultatus tikrai padėjo Maxui pasiekti tokius gerus rezultatus Monzoje. Na, o toliau nieko nežinome, bet be specifinių trasos patobulinimų aš manau, kad mes daugiau svarbių sezono patobulinimų iš Red Bull pusės dėja neišvysime, nes paprasčiausiai reikia dirbti prie 2026 bolido. Liko tik 4 mėnesiai iki 2026 testavimo pradžios, taigi patys suprantate, jog bolidas toks maždaug ir išliks. Kas manau bus svarbiau, tai artėjančios trasos. Kaip ir minėjau, 8 likę etapai, prie kurių prisideda 3 papildomas sprint lenktynės, dėl labai svarbu atsižvelgti, kokias trasas turime prieš akį. O šį savaitgalį turėsime Azerbaidžaną, Baku miesto trasą. Čia, manau, galime išvysti dar vieną puikų Maxo Verstappeno pasirodymą. Kodėl? Red Bull greitose trasose yra labai konkurencingi ir paradoksaliai McLaren atrodo kiek prasčiau tokio tipo trasose. Nesupraskit manęs klaidingai, McLaren tiesą sakant neturi silpnos trasos.
Išimtis galbūt būtų Kanada, bet daugiau visur matėme labai stiprius McLarenus. Bet kas įdomu, jog silpniausiai atrodo tose trasose, kur Red Bull atrodo stipriai. Jeigu Maxas išsitrauks dar vieną puikų kvalifikacijos rezultatą, ką mes pastebėjome, jis sugeba padaryti šiame sezone, ir jeigu šiokia tokia klaidelė McLarenams, Maxo šansai didėja. Baku trasoje pasidarė išties sunku lenkti, ką mes pernai pamatėme su Oskaru ir Leclercu. Na ir matant tendencijas, jog visose trasose yra šiek tiek keblumų ir tas nešvarus oras yra milžiniškas faktorius, lenkimai gali būti praktiškai ir neįmanomi. Todėl Baku etapas bus itin svarbus. Sekantis 2 etapai, Singapūras ir Ostinas, bus vienareikšmiškai McLaren pusėje. Nežinau, kas turi nutikti McLaren komandai, jog šitose etapuose nedominuotų, nes kol kas tai atrodo neišvengiama. Labai įvairiapusiškos trasos su aibe įdomių ir skirtingo greitumo posūkių. Ostinas ypač diversiškas, kur McLaren turėtų klestėti. Singapūras kitu atveju visados buvo ir bus Red Bull prakeiksmas. Meksika. Tai dar viena pakankamai greita trasa su ilga tiesiaja. Aš galvoju, jog Meksikoje išvysime konkurencingus Red Bullius ir Maxas jau laimėjo šioje trasoje, gali pasimti dar vieną pergalę. Toliau Brazilija. Vieta, kur Maxas atrodo nesustabdomas, bet jeigu bus pilnas Grand Prix be lietaus, tai McLaren, manau, tiesiog sutraiškis visus šioje trasoje. Tai pamatėme pernai sprint lenktynėse, kur kitiems nebuvo daug šansų, na, o žinant šio sezono kontekstą, jiems nebus jokių šansų. Las Vegasas ir Kataras. Tai 2 trasos, kur jeigu turime vilties, jog Maxas sugrįš, čia bus jo paskutiniai pasispardymai. 2 labai palankios Red Bull bolidui trasos, Las Vegasas tiesiųjų kupina trasa, kas, kaip ir minėjau, RB bolidui labai palanku, tuo tarpu Kataras yra viena iš Maxo geriausių trasų. Jis sugebėjo pernai ten laimėti, kai bolidas toli gražu buvo pranoktas tiek McLaren, tiek Ferrari, tiek Mercedes. Taigi šios 2 trasos gali būti kertinės, jeigu ta kova kažkaip magiškai sugrįžtų. Abu Dabis kita vertus, jei Verstappenas vėl iškirs ties pirmojo posūkiu, galbūt viskas susiklostys jo naudai. Gerai, aptariam Verstappeno ir Red Bulls palyginus skurdžias galimybės, tai kaipgi su pagrindiniais titulo medžiotojais? Jo, ne kažkas. Nežinau kaip jums, bet man klostėsi 2 scenarijai. Pirmasis, realistiškiausias, tai yra Lando ir Oskaras varys koja kojon ir galiausiai kažkur Lando suklups. Ko pasakoje, Oskaras ramiai užsitikrins pirmąjį čempionų titulą. Arba antras variantas, Maxas Verstappenas magišku, neapsakomu būdu sugebės grėsmingai priartėti prie Oskaro ir pakovoti. Iš tų 2 variantų galite daryti prielaidą, kad aš nebetikiu Lando šansai sugrįžti. Ir kad ir kaip skambėtų, aš labiau tikiu Verstappeno šansai sugrįžti, bet ne Lando. Tiesiog manau, kad Oskaras su Lando yra itin lygus savo dabartinę formą. Piastris yra šiek tiek stabilesnis ir geresnis trasų visumoje, o Lando moka kartus nuo karto išsitraukti puikių pasirodymų. Ir tas gedimas Nyderlanduose, aš galvoju, buvo per didelis smūgis Lando Norriso šansams sugrįžti į šitą kovą. Bet ką sako istorija? Pažvelkime į Lando ir Oskaro rezultatus praėjusiais metais ateinančiuose trasose. Azerbaidžane, kaip prisimenate, kvalifikacija buvo Lando nesėkmė ir pirmajame kvalifikacijos etape jis tiesiog iškrito, kas lėmė jo startą iš 15 pozicijos, tada lenktynėse jam teko vytis, kai Oskaras kovojo su Leclercu ir po to pasiėmė pergalę. Aš manau, jog šita trasa palanki tiek Lando, tiek Oskarui. Singapūras pernai buvo vienas iš kertinių Lando Norriso pasirodymų. Užtikrintas, be tų kelių klaidelių, dominuojantis, 41 sekundės persvara buvo nugalėtas Piastris, todėl šioje trasoje aš duočiau pranašumą Lando. Ostinas, Meksika, Brazilija ir Las Vegasas, šios trasos yra absoliutus konflipas. 50-50, gali būti ir ta pusė, gali būti ir ta pusė, nėra aiškaus pranašumo. Visgi Katarą įžvelgčiau kaip Oskaro Piastrio tvirtovę. Ten buvo pasiekta pirmoji Formulės 1 pergalė sprint lenktynėse, dar debiutinėme sezone, pernai užėmė podiumo poziciją, tuo tarpu pernai Lando Norrisui šiek tiek nepasisekė, jeigu prisiminsime, buvo skirta ta absurdiška 10 sekundžių stop and go bauda už geltonos vėliavos nepaisimą. Ką būtina paminėti, kad pernai šitoje sezono atkarpoje Oskaras buvo įkritęs į nemažą duobę. Kvalifikuodavosi prastai, pasirodydavo lenktynėse prastai ir šitokie rezultatai paskatino Formulės 1 ekspertus, įskaitant ir mane, nuvertinti Piastrio galimybę šiame sezone. Mano argumentas yra tas, kad į šiuos pasirodymus iš pernai metų pernelyg rimtai žiūrėti negalima.
Tai išanalizavome visus Maxo matematinius ir realius šansus, palankės trasas, McLaren bičiulių dinamiką. Tai režime. Ar šita kova tarp šitų trijų džentelmenų yra baigta? Mano atsakymas... tikriausiai. Oskaras Piastri dabar sėdi labai patogioje kėdėje. Turi komfortišką pranašumą prieš Lando, nes kaip rodo tendencijos, jie yra itin lygus ir tik vienas ar kitas DNF iš Oskaro pusės sugrąžintų tą intrigą. Ir jei staiga Maxas atsibus ir pradėtų vėl dominuoti, kas nemanau, kad atsitiks, turi milžinišką pranašumą ir prieš jį. Kame yra pagrindinė problema, kuri neleis tiek Norrisui, tiek Verstappenui prisivyti Piastrio. Kitų komandų konkurencijos toka. Ko tikėtis iš Ferrari pilotų, staiga ateinančių į kovą dėl pergalių? Azerbaidžanas, manau, liko paskutinė vieta, kur jie gali būti stiprus, kitur jokių šansų. Mercedes taipogi turi krūvą problemų ir retais atvejais gali iššauti. Ir visa tai labai naudinga Oskarui, nes tarkim, hipotetiškai, jeigu Lando ir Verstappenas finišuoja pirmose ir antrose vietose, kai Oskaras šalia finišuoja antrose ir trečiose vietose, tai tas skirtumas greitai ir nesusivalgys. Bet jei į tą katilą iššoka Leclerc'as, Hamiltonas, Russellas ir tada Oskaras galiausiai finišuoja 3., 5. ar 6, viskas gali labai greitai pasikeisti. Todėl Maxo ir Lando viltims sužadinti, verkiant reikia šitų trijų muškietininkų pasispardymo, nes tada atsiranda didesnis šansas didesniai taškų persvarai arba vieno kito Oskaro DNF, o kol kas šiame sezone be Australijos mes nematėme. Taigi, viskas sudėjus, mano spėjimas, jog šiemet mes turėsime naują čempioną – Oskarą Piastri. Wow, kaip nustebino. Ačiū, kad žiūrėjote, dovanokite už šitą antiklimatišką pabaigą. Galbūt jums ši analizė patiko, galbūt man šitą video reikėjo padaryti anksčiau. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad klausėte. Būtinai paspauskite like, būtinai paspauskite subscribe, man tai padeda labai augti. Na ir kągi, susitiksime kitose kartuose. Ate. Yeah, but I mean, it's always if, right? If my mom had balls, she would be my dad. So, yeah.